11 tėvo mokymas apie evoliuciją. Algimantas. Manau, kad ne visiems yra suprantama, kaipgi gali vystytis žmogus, evoliucionuoti. Kai kas neigia evoliuciją apskritai. Šiandien, ketvirtadienį, sausio 26-ąją, pagarbinau tėvą ir paprašiau jo paaiškinti evoliuciją tiems, kurie negali patikėti evoliucijos egzistavimu. Tėvas. Mano mylimas sūnau, be evoliucijos negalėtų egzistuoti manoji kūrinyje. Amžinas esu tik aš. Dėl to aš taip ir būčiau likęs vienintelis asmuo visoje kūrinyjoje, jeigu nebūtų jos evoliucinio vystymosi. Viskas sustingtų, kaip pačią šalčiausią žiemos naktį. Nustotų sukti saulė ir žemė. Nustotų garuoti vanduo, žemė atsidurtų visa po vandeniu, žmogus nustotų augti, gimti, nebebūtų kitų žmonių kartų. Viskas tą pačią akimirką sustotų, jeigu tik tai nebūtų manojo evoliucinio vystymosi plano. Dabar net elektrono judėjimas atomo viduje, kurį pastebi jūsų mokslininkai, liudija vystymasi, evoliuciją, nes vieni atomai suyra branduolinės reakcijos metu. Jeigu nebūtų evoliucijos, nebebūtų galima vienų medžiagų paversti kitomis. Jūs negalėtumėte gauti šilumos, nes nei dujos, nei malkos, nei nafta, nei anglis negalėtų degti ir per degimą transformuoti energiją į šilumą jūsų kūnui. Ir šitame evoliucinėme plane aš numačiau pačią didingiausią nuostatą ištobulinti patį žemiausią tvarinį žmogų iki savęs, kada susitiksime akivaizdžiai rojuje. Ir šitai evoliucinio plano pačiai didingiausiai daliai įgyvendinti, aš suteikiau laisvą valią ir asmenybės dovaną, kad ji, pajutusi manąją meilę, visada augtų didesniu tiesos pojūčiu, gailestingumo pasireiškimu ir tarnavimo visapusiškumu. Jeigu tvarinys evoliuciškai nesivystytų pagal mano evoliucinį planą, tai nebūtų ir jokio prisikėlimo po mirties, nes pats pomirtinis sielos prisikėlimas jau liudija tos sielos aukštesnę pakopą, negu ji buvo tuo metu, kada gyveno mirtingojo žmogaus viduje. Tas, kuris įtiki į mane, pradeda pajusti mano meilę savo paties viduje, nors dar prieš akimirką jos nejautė. Ir toji akimirka paliudija ne tik tvarinio evoliuciją, bet ir tos evoliucijos kokybinį šuolį, kada mirtingasis įgijo naujų savybių, meilės pojūtį, norą daryti gerus darbus ne dėl įvertinimo, bet iš meilės visiems. O senųjų savybių, iš esmės ydų, baimės, pykčio, pavydo, neteko. Ir tokia transformacija liudija, kad žmogus nėra automatas ar užprogramuotas įrenginys, kuriame niekas nesikeičia. Jeigu nebūtų evoliucijos, tai joks tvarinys negalėtų su manimi palaikyti ryšio ir kitiems aiškinti, tiems, kurie tokio ryšio dar neužmezgė, nes tokia padėtis niekada negalėtų vystytis į aukštesnį lygį. Net ir mano sūnus, Mykolo dvasinės kategorijos jūsų visatos vadovas, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, nebūtų galėjęs ateiti į jūsų pasaulį žmogaus pavidalu, nes būdamas savosios dvasinės hierarchijos pakopoje, negalėtų transformuotis į žmogiškąjį pavidalą, nes bet kokią transformaciją numato tik tai manasis evoliucijos planas. Jeigu nebūtų mano jo evoliucinio plano, tai jūs neturėtumėte jokių mokymosi programų, negalėtumėte sukurti vis sudėtingesnių įrenginių, nepajėgtumėte įvaldyti energijos. Jūsų protas negalėtų net mąstyti, nes nebebūtų įmanoma jums suvokti jokių sudėtingesnių prasmių. Jūs taip ir būtumėte likę laukinio lygmenyje. Bet žinodami, o dar geriau patyrę patį savo vidumi, kad manoji meilė kelia poleikiui kaip ant sparnų,
ima subtiliau suprasti evoliucijos prasme ir suvokti, kad joje vystimasis yra tik tai laisva valia ir iš meilės man. Evoliucija nenumato prievartos, bet ji pasireiškia negailestingai, kada neatsižvelgiama į manosios visatos priežasties veiksmo pasekmės dėsnį. Jeigu nebūtų evoliucijos, tai šitas dėsnis irgi negaliotų, nes kūrinyje negali egzistuoti statikos pavidalo. Vienintelis statiškas kūrinijos elementas yra manoji gyvenamoji buveinė, kūrinijos geografinis centras ir jūsų likimas rojus. Visa kita kūrinijos dalis yra judanti su manimi ir manyje ir manęs ir rojaus atžvilgiu. Ir ne tik juda, bet ir evoliuciškai plečiasi laike ir erdvėje. Kada Jėzus vaikščiojo mirtingojo pavidalo Urantijoje prieš 2000 metų, ne visiems jis aiškino apie mane, nes ne visi norėjo ir galėjo apie mane klausytis. Ne visi sugebėjo jo aiškinimų suprasti. Dėl to pagonys, tie, kurie dar nebuvo priaugę iki to, kad jiems būtų galima paaiškinti apie mane, iš jo paaiškinimo nesulaukdavo, nes jis puikiai suvokė, kad toji vynuogių šaka, kuri buvo su žaliomis vynuogėmis, jai dar per anksti. Dėl to jis ėjo ten, kur jo laukia ištroškusios tiesos ir meilės širdis. Tikėta širdis yra vienintelis kliuvinys patirti mane gyvą ir Jėzų savo viduje ir suvokti mano evoliucinį planą, jeigu tam dedamos nuoseklios pastangos. Tie, kurie nenori pripažinti mano jo evoliucinio plano, vystant visą kūrinyje, yra labai smarkiai susitelkę į savo atrastą manosios kūrinijos dalį ir joje jaučiasi saugus. Ir norint pajusti, kad visa manoji kūrinyje yra draugiška ir saugi, būtinas asmeninis gyvas ryšys su manimi. Ir tik užmesgus tokį asmeninį ryšį su manimi, toks mano mylimas sūnus arba dukra patirs tiek savo vystimasi, tiek ir visos kūrinijos žengimą. Jeigu tik jūs suvoktumėte, kiek dar laukia jūsų sielai atradimų ir pakilimų, tai mano jo evoliucinio plano neneigtumėte, bet padėtumėte jį man įgyvendinti. Juk šį planą aš sumaniau ne tik savo malonumui, bet ir jūsų. Jūs mėgstate pažinti kitus kraštus, kitus žmonės, nes šitaip jūs vystotės. O aš jums parengiau keliones ne tik po kitus kraštus, bet ir po kitus pasaulius. Ir per juos keliaudami turėsite vis tobulesnius mokytojus ir vis labiau pažinsite mano ir jūsų kūrinyje. Ir vis daugiau patirsite mane savo viduje ir visoje kūrinyjoje ir patys dar labiau pajusite, kad vystotės mano viduje. Taip, aš sukūriau evoliuciją, bet evoliucija manęs nepranoksta. Ji yra manyje ir jūs tapsite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu aš, ir tapsite tokie tobuli manyje. Algimantas. Mylimas tėve, nuoširdus tau ačiū už šį mokymą, kuris leidžia pajusti, kad be evoliucijos mes negalėtume eiti pas tave. Mylieji, evoliuciją galima neigti, bet nuo to ji nedingsta. Ir tą mes patiriame patys. Telydi jūs ramybė su broliška meile. Algimantas.